Laisvę. Ką? Greitai persirink ir einam į tą namą. Kodėl? Prašom. Ačiū, kas bus čia? Nieko, mes dabar dažysim. Aš dažysiu. Taip, nes su Viva Color dažais kiekvienas gali dažyti. Net ir tu. Net aš. Taip. Va tą sieną mums reikia nudažyti. Gerai. Moki dažyti? Moku. Tikrai? Ne, nemoku. Moki. Nemoku. Nu tai viską išbandysim. O bet jeigu kažkas tau neaišku, tai ant dažų dėžutės yra telefono numeris. Štai, pažiūrėk. Kur čia lietuviškai? Va. Geras. 8 0 0 18. Paskambini tuo telefonu ir viską sužinosi. Viską paaiškins? Taip. Geras. Netgi gal tuo telefonu ir tai padarys, kad siena pati nusidažytų. Būtų gerai. Bet dažyti teks mums. Baig. Ir įrankiai Anza yra labai geri tuo, kad su šiais dažais dirbant, padažiai išsiplauni gerai ir te pasimi kaip naujas ir toliau dažai. Tai reiškia tvarų šepetukai. Tai tu su dideliu, o aš su mažu. Kas su dideliu? Tu su dideliu volu, Ar su mažu? O aš su mažu Ai, voliuku. su volu. Su voliuku. Gerai, štai mano volas. Labai gerai tos vonelės yra. Smagu. Jo labai gerai tepasi. O įrankis geras? Labai. Aš galvojau, kad daug sunkiau bus. Nu dabar sunkia artilerija ateina, tu labai gražiai apdažiai čia viską. Kraštus, tai. Ir aš pradedu. Man reikia pradėti dažyti nuo kampo, kad viskas būtų čiki ir jokių ten spalvos perėjimų neįvyktų. Nu va, man atrodo, kad labai aš čia lygiai viską padariau. Parodyk. Nu va, pažiūrėk. Pastrauk šviesą užstoji. Nu taip, puikiai. Puikiai, va dar čia. Tu prigimtinė dažytoja. Prigimtinė dažytoja. Nuo šiol skiriu tave Vytaro fermai vyriausia dažytoja. Gerai, žiūrėk, vieną dieną grįši ir bus viskas nudažyta. Su Viva Color dažais ir Ansa įrankiais dažyti gali kiekvienas. Net aš. Ir tu Laisvė, ateik. Duosi padažyti? Ne. Ir dabar iki žemės. Tai mes viską darom kartu. Nu, aš ne pirmą kartą Viva Color dažus renkuosi, nes man patinka su jais dirbti. Iš tiesų, kiekvienas gali jais dažyti. Taip. Ir skrynės, ir lentynas dažiau, Ir aš dažiau. ir tu dažiai, Taip. ir labai gerai gavosi. Ir jie turi daug visokių gerų savybių. Štai čia žiūrėk, mes truputį dvejojam, koks bus derinys spalvos. Labai gražus derinys. Šitą žalia plytelė su šitą truputį. Nu kokia čia, tu geriau spalvą skiri. Nu, tokia gelsvai, žalsva, tokia biški samanos, biški saulė, nu man labai graži spalva. Tai čia, žinau, buvo naudoti štai šitie dažai. Acrylate Premium. Aha. Jie kaip tik pritaikyti šlapioms patalpoms. Čia kadangi vonia yra, tai Taip. amžinai, nudažiai ir pamiršai. O lubos yra ir sienos kitose kambariuose, tai su šitais Vol 7 dažais, kurie irgi atsparus, tvirti, šveitimai atsparus. Tai va, tai dabar liko dar kartą uždažyti ir išdžius Laisvę. Ir dažymo darbai mūsų bus kaip ir baigti. Nerealu. Aš negaliu patikėti. Bet taip viskas kažkaip vyniojasi. Ir kas man sakau, kas su tais dažais jie vandens pagrindu yra, tai padirbai, nuplovė įrankius ir te pasiėmė kaip su naujais. Ir Anza teptukai, visi puikūs, valeliai, viskas keičia, viskas išsiplauna. Nėra nieko smagiau, kai dažymo darbai baigti, nosis baltos, įrankiai panaudoti, Ansa įrankiai tikrai puikiai, viskas taip kaip turi būti.